Labas rytas, vykstame į Latviją. Pirmasis sustojimas Jelgavoje, po to į Jūrmalą važiuosime ir kitą dieną Rygą aplankysime. Kol kas kelionės planas nusimato toks. Taigi pajudam. Įvažiavome į Jelgavą ir dabar judame link centro. Ką tik išlipome. Ir pirmasis objektas, kurį išvysime, bus Mitavos pėsčiųjų tiltas. Štai kokios apylinkės atsiveria. Opeliukas nuplautas, paruoštas naujai kelioniai. Štai ir tas Mitavos pėsčiųjų tiltas. Ir šalia jaukios kavinukės, kur galima apsistoti, išgerti ką nors, užvalgyti. Nu, patys suprantat, kokie esmė. O, čia atskiri medeliai pasodinti, kur pakabinta labai daug spynų, spynelių, meilės įrodymų. Irgi taip neįprasta pamatyti. Prie Švento Simono ir Šventos Onos ortodoksinės bažnyčios. Gal bus galima ir į vidų įeiti, labiau ištyrinėti. Akademijos gatvė. Pasirodo, bažnyčia uždaryta, tai neišeis į vidų įeiti ir pafilmuoti. Na štai Jelgavos traukinių stotis tolumoje ir paminklas kariui. Šventosios Trejybės bažnyčia. O koksgi ten dėdulė stovi. Einam ir aplankysime jį. Tas dėdulė yra Latvijos prezidentas Janis Kristeps Čekštė, kuris valdė Latviją 20 amžiaus pradžioje. Latvijos prezidentų skvero tokia trumpa informacija apie kiekvieną prezidentą, kuris valdė Latviją nuo 1922 metų iki dabartinio prezidento. Išvažiavom iš Jelgavos ir dabar judame link Jūrmalos. Įspūdinga gamta. Štai į kokį hostelį atvykome į Jūrmaloje. Maždaug kilometras iki paplūdimio. Štai išorė kaip atrodo hostelis. Nu, senos konstrukcijos, architektūros statinys. Eisime į vidų ir žvilgtelėsim, kaip atrodo numeris. Antrasis numeris. Surakinu? Ne. O, tuoj atrakinu. Štai koks mūsų kambarys. Gana jaukus, baltas, šviesus. Tai va, su naujais baldais. 3 langai. Galima pradaryti žaliuzes ir pažiūrėti, koks vaizdas atsiveria. Nu va. Tualetai, dušas, skalbimo mašinos. Kol kas atrodo mes vieni šitame hostelyje, bet gal per artėjančias
dienas kas nors dar apsistos. Bus matyti. Tai va. Šiek tiek papietavome ir dabar judame link paplūdimio. Štai ir Jūrmalos centras. Čia jau daugiau pramogų įvairiausių galima pamatyti ir labiau primena mūsų Palangą. Fontanieriai veikia. Ir kažkaip vaikučių nesimato šokinėjantį šalia jų. Štai ir vaikučiai atbėga. Štai čia toks populiaresnis bei ir toks švaresnis paplūdimys Jūrmalos. Gana nemažai ir lankytojų, keliautojų. Ir liko į jūrą pabėgti ir išsimaudyti. Ką tik nusimaudžiau, grįžau į krantą ir vanduo gana vėsus, bet ilgiau pabuvus vandenį apsipranti ir nebėra taip šalta. Bent jau mano organizmas taip reaguoja. Tai va, rekomenduoju visiems taip panerti į vandenį, kai jis yra vėsesnis ir tiesiog pagrūdinti savo organizmą, kad jis būtų stipresnis, kad ligų mažiau būtų. Ir taip, kad ištvermė išaugtų. Štai ir vietinė kūryba girdisi. Pafilmavau tą deduką šiek tiek, kurį prieš tai matėte dainuojantį. Tai jis daviau aš jam šiek tiek į skrybelę. Tai jis atsikėlė, padėkoja, ranką paspaudė. Tai šaunu, kad žmogus toks paprastas, talentingas. Smagi patirtis. O čia prasideda pėsčiųjų bulvaras. Pagrindė ledai, vafliai ir suvenyrai. Ir dar kai kur kavinių yra atidarytų. Riteris ruošiasi Slibinui nukirsti galvą. Saulė šviečia, tai prašiau matosi. Pasivaikščiojom bulvaru ir dabar grįžtame link mašinos. O rytoj laukia tolimesnis Jūrmalos tyrinėjimas ir Ryga. Taigi iki rytojaus. Labas rytas. Papusryčiavome hostelyje ir dabar pajudėsime link Rygos. Ir ten sustosime kažkur prie centrinio turgaus. Štai apmokėjau už stovėjimą ir pajudėsime link Rygos centrą. Štai nepriklausomybės atkūrimo paminklas, kurį saugo pora sargybinių. Štai čia populiari ekskursijų lokacija. Čia dažniausiai ekskursijas praveda, bent jau kai iš Šiaulių atveža. Ir rokenrolas už nugaros groja. Tai užsukame čia į tokią kuklę kavinę.
Kosta Kosta vadinamas. Pasiėmiau vidutinį padelį tokios kavos su pienu. Nu ir va, kaip matote, tos kavos va toks dydis, nemenkas. Tai kaip galima įsivaizduoti tą didžiausią dydį. Keista būtų. Nu, štai darbininkas laisto augalus, prižiūri ir už juo bažnyčia. Taip pat ir mugės, kuriuose pardavinėja matrioškas bei įvairius rūbus. Štai gyvūnai įvairūs, asilas, paršiukas, katė ir gaidys, kurių snukučiai nutrinti. Nu, čia kaip dėl laimės nutrinti. O, galim irgi patrinti, kad laimė būtų. Opa. Ja, o gaidžiuką jau nebepasiekiu dėja. Švento Petro bažnyčia. Ir rekomenduoja turistai pakilti į bokštą, į pačią viršūnę, kad pamatytų įspūdingą miesto panoramą. Štai Rygos nacionalinis operos ir baleto teatras, kuriame spragtuką kažkada žiūrėjau. Ponai ir ponios, ponai ir ponios. Ir šunelis. Ola. Štai šunelis. Atvirukų nusipirko Gintarė. Ach, ponai ir ponios, ach, ponai ir ponios, ach, ponai ir ponios, kas duos mums šilumos, kas buvo pražuvo, kas buvo pražuvo. Nu štai, matosi medis, kuriame pakabinta labai daug inkilų. Tai kažkas neįprasta. Niekada neteko matyti medį su tiek daug inkilų. Jau vakaras ir laikas pajudėti. Greičiausiai Jūrmalą važiuosim dabar. Iki kitos dienos. Nu ką, labas rytas. Šiandien jau antradienis, o mes jau išvažiuojam iš savo hostelę. Nu, Summer Holiday Resort House. Tai ką iki hostelį, o mes judame pirmyn. Na štai atsigėriau kavos, o už manęs visas pulkas vaikų spiečiaus. Na, užplūdo suvenyrų parduotuvėlės. Na ir Gintarė nuėjo suvenyrų apžiūrėti. O vėliau šiek tiek galvoju, nuvažiuosim ir tokį Vėžlį apžiūrėsim. Jūrmalų simbolį. Štai kokie rūmai buvo pastebėti netoli Jūrmalos paplūdimio. O ten tolumoj paplūdimys. Na, štai ir vėžliukas. Na, o toks nedidelis. Iš viešbučio muzika sklinda, džiazas ir štai jūra dar kartą. Galima galvą patapšnuoti. Važiuojame iš Jūrmalos. Na štai atvykome į Kemerio nacionalinį parką, kur yra turistų rekomenduojamas aplankyti Kemerio vandens bokštas. Štai prieisime arčiau ir pasižiūrėsime, ar galima į viršų įlipti.
Štai kaip vidus atrodo. Nu, ir tokie laipteliai. Čia. Pirmoji platforma 13 metrų aukščio. Įspūdingi vaizdai. Štai jau viršutinis aukštas, bet ne pats aukščiausias. Čia dar ir aukščiau galima užsilipti. Čia galima taip nusifotografuoti su pasirinktu norimu fonu. Na, štai užsilipome ir ant 42 metrų aukščio platformos. Įspūdžiai geri. Yra kur palipėti, bet dėl tokio vaizdo tikrai verta. Apsižvalgiam. Ir laikas leisti žemyn. Nusileidom jau ant žemės ir ten dar pakalbinau darbuotoją dirbančią bokšte. Na, tai sužinojau nemažai informacijos apie tą vandens bokštą. Tai, kad tas bokštas buvo pastatytas 1929 metais. Jame yra 300 kubinių metrų talpa. Ir tas bokštas yra vis dar funkcionuojantis pagal savo paskirtį. Nu, ne vien turizmo siekiais ten yra atidaryta. Nu, o dabar nueisim iki šaltinio. Ten sakė, tą vandenį galima naudoti rankų priežiūrai, kad rankos atsigautų. Štai ir atradom tą šaltinį, kur rekomendavo vandens pasisemti. Čia žemiau besileidžiantis. Toks driežas. Gaivus. Kažkieno tai telefoną radau paliktą. Jau greičiausiai nebeveikiantis, ar veikiantis? Nu, taip kaip. Kažkas palika, gal netyčia. Tai Gintarė pasiūlė nunešti tą telefoną į vandens bokštą. Tai paliksiu ten pas tą darbuotoją. Nu, jau toks nuvargęs, pasenęs telefonas, bet gal kažkam vis dar prireiks jo. Tai nunešiau telefoną į vandens bokštą pas tą darbuotoją, atidaviau. Nu ir galbūt atsiras savininkas ir sugrįž pasiims to telefoną. O mes sėsime į mašiną ir važiuosime toliau į Takums. Atvykome į Tukums miestą, kuriame yra Durpės dvaras. Pravedė mums tokią nedidelę įžangą apie šitą dvarą. Šitas dvaras pastatytas nuo 16 amžiaus. Dabar vaikštinėjom ir apžiūrinėjom jame esantį interjerą. Knygas, paveikslus įvairius. Ir kitą jame išsilaikiusi kultūrinį paveldą. Dar norėjau parodyti tokias pakeliamasias duris. O viršuje toks mechanizmas matomas, kuris surenka duris į viršų kylančias. Taigi kažkas tokia neįprasta. Didžiulis keramikos dirbinių pasirinkimas. Ir natiurmorto paveikslas. Pasivaikščiojom Durpės pilyje. Ir jau laikas atėjo atgal vykti į Jelgavą.
Tiek būtų apie Latviją. Taigi ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.